Ir viskas jau done, surinktas bardačiokas, paslėpti blokai, antenos sujungtos ir turime va tokią Audi, kurio niekada nebuvo CarPlay'aus. Turime CarPlay'ų. Štai viskas čia kaip veikia. Ratukas, vairo garsas veiks iš čia ir viskas kaip turėtų būti. Kas toliau? Einam į meniu, sukinėjame ratuką. Šiaip ir veikia, kad aš jį pastumiu aukštį žemyn, jisai man iškart peršoka į kitą eilutę, nereikia sukti man va taip visą ratą. Tikrai labai patogiai. Muziką galėsit klausyti, veizu naudotis ir džiaugtis CarPlay'om, nors ir automobilyje niekad nebuvo šio dalyko pagal komplektaciją. Visada, žinoma, galima grįžti ir į originalų meniu, džiaugtis visais patogumais ir funkcijom. Vėl paspaudžiam meniu, palaikom kelias sekundės ir vėl mes sėdime CarPlay'uje. Galime paskambinti draugam ir pašnekėti net su jais. Viskas čia tikrai patogiai padaryta ir sugalvota. Štai tiek apie CarPlay'ų iš A4B9 salono. Iki.